Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastos. Per dieną aplankyti 3 vandenlenčių parkus, kiekviename iš jų praplaukti ir gerai praleisti laiką. Dėl nenuspėjimų orų mes su jumis šįkart sveikinamės tiesiai iš mašinos, nes lauke smarkiai lyja. Tai mes jau aplankėm 7 parkus, pastarasis buvo Kupiškio parkas. Na, dabar tikimės, kad orai dar truputį pasikeis ir nebus taip blogai, kaip yra dabar, kuomet mes nuvažiuosim į sekantį parką. Tai manau, kad nieko nelaukim, bandom pabėgti nuo šito oro ir tikėsimės, kad rasim gražaus oro lopinėlį. Tai važiuojam į kitą parką. Važiuojam. Čia žaibuoja man vaidanas? Nemačiau, bet ten lyja. Kaip matot, Truputėlį vėjuota. truputėlį vėjuota. Orai irgi, man atrodo, ja, ten žiauriai smarkiai lyja. Ten šviečia saulė, ten giedra. O čia vėjas. Tai orai labai permainingi. Iš esmės, su plaukimais tai yra sėkmės reikalas, kaip pavyks praplaukti. Tai Kupiškį pavyko puikiai, nuostabiai. Dabar, kadangi sekantis parkas yra Rokiškis. Tai pažiūrėsim, kaip seksis plaukti Rokiškį. Ar vėjas bus mažesnis, ar pataikysim ant giedro oro, ar ant lietaus. Tai važiuojam į Rokiškį ir ten praplauksim. If I were you, I would have gone too. Su oru įdomiai, nes ką tik labai smarkiai nulijo Rokiškį, kol mes privažiavom. Dabar kaip ir nelyja, bet vėlgi oras tai šviesu, tai tamsu, labai permainingas. Tai išmės sėkmės reikalas bus. Ar praplauksim šlapi ar susi. Sveiki, mes plaukti atvažiavom. Taip. Sveiki, nežinau net su kuo kalbėti dabar. Tai mes būsim tos, kur instruktorės, ten bus kasininkės. Čia pas mane reikės lapelį. Be abejo, gerai, pasirašysim. Spėjau, kad taisyklės. Persirengėm, einam startuoti į Rokiškį parką. Jie turi 2 sistemas, tai mes plauksim toj sistemai su figūrom, bet antra sistema yra be figūrų, tai jinai labiau tinkama nuo jo. Sveiki, atvykę į Rokiškio Aqua Jump parką. Tai parkas yra įsikūręs šalia Rokiškio miesto. Žinoma, turi batutų parką, kaip Aqua Jumpui ir priklauso, ir patį veik parką. Tai pasižiūrėkime, kokias figūras turi. Tai papasakosiu, tik apsisuksim. Taigi iš figūros turim unikalų Kikerį, Boxą 2 lygių ir Fight. Tai setupas atrodo visai smagiai. Pažiūrėkim, ką galima jame padaryti.
Šiandien su oru turim visišką loteriją. Atvažiavom į Lijo, plaukiam, kaip ir švietė saulė, bet biškai apsniugę buvo. Dabar jau kaitriai šviečia saulė. O tuomet parke dar buvo labai pakilęs vėjas. Jo, dar buvo pakilęs vėjas, dėl ko aš nustojau plaukti, nes labai per daug jau jėgų reikalauja. Tai oras įdomus, negali nieko sakyti. Nu štai, 8 parkas aplankytas, jau netoli trečdalio keliaujam. Kaip Rokiškis. Na, buvo įdomu atvažiuoti dar į vieną naują parką. Parkas nėra didelis, bet jisai yra pačiame miestelėje, tai vadinasi, kad gali ateiti, jeigu gyveni Rokiškyje. Tai parkas yra įrengtas, sakė, prieš maždaug 6 ar 7 metus, tai nėra labai senas parkas, bet jis yra įsirengęs miestelį, turi batutus, kurių dydis šiaip man reikės net prilygsta Zarasų batutų parkui, tai turėti tokio dydžio batutų parką ir 2 sistemas veikboardinimo, kurias beje skiria sala. Tas salytė tokia mažytis su vienu medžiu, porą medžių centre. Bet tai yra viena sistema su figūrom, kita sistema be figūrų, tai vėlgi pradės plaukti ir tobulinti savo įgūdžius, smagiai praleis laiką ant batutų parko, taip pat yra paplūdimys, tinklinis, krepšinis. Tai man labai smagu matyti, kaip miestai tokias erdves įrenginėja, kaip kūrėsi tokios erdvės, nes tiesiog šiuolaikiniam jaunimui tai yra tobulos sąlygos smagiai leisti laiką lauke. Nors jie renkasi telefonus, bet aš vaikystėje, jeigu būčiau turėjęs tokias sąlygas, tai wow, būtų buvo amazing. Ir plius man regis, aš spėsiu, kad tenais fone matom Rokiškio sūrio gamyklą, kas ir kaip ir priklauso Rokiškį, turėtų matytis iš visų miestelio pusių, iš visų miestelio vietų. Gal tik buvo sunku pajausti šiandien paties parko atmosferą, nes žmonių beveik nebuvo, dėl to, kad oras tikrai keistas, permainingas ir natūralu, kad tokio oro nepamatysi daug paplūdimy gulinčių žmonių, vandenį besimaudančių žmonių ir panašiai. Nepaisant, kad yra savaitgalis, žmonių tikrai nedaug, vien dėl to, nes kaip ir jūs matėt, kuomet mes atvažiavom Lijo, tuomet plaukiant pūtė vėjas labai smarkus, mums važiuojant čia irgi. Lijo pūtė vėjas, švietė saulė, dabar šviečia saulė, taip atrodo, eitum, bet po 5 minučių matau tamsius debesis, kurie atkeliauja, tai būtų įdomu dar grįžti čionais, pamatyti tą tikrą vasaros dvasią, nesant tokiom sąlygom kaip dabar. Tai manau, kad galbūt net reikės apsilankyti, nes parkas smagus ir norėtųsi daugiau jame plaukti, tik tai vėjas viskam trukdo. Tai manau, reikia daugiau jau nebetemti ir važiuoti į kitą parką, kol vėl nepradėjo lyti. Tai mes važiuojame į kitą parką, nepamirškit subscribint ir to išeis dar vienas video. Ir mes keliaujam į kitą parką, apie kurį papasakosim jau kitam epizode.